Ir dėl to man nepaprastai malonu būti su jumis šį vakarą, nes stengsiuosi jums papasakoti ir atskleisti, kaip būti ta geriausia savo versija, tuo geriausiu savo atspindžiu. So understanding how we can really achieve optimal wellness through modifying factors like our nutrition and our lifestyle. Ir papasakosiu, kaip mums pasiekti to optimalaus sveikatingumo, optimalios sveikatos, pakeičiant, adaptuojant savo gyvenimo būdą ir mitybą. There are a lot of things in our environment that we can't change, but our nutrition and our diet and our lifestyle is something that we can change. Mūsų aplinkoje tikrai nemažai veiksnių, kuriems įtakos mes daryti negalime ir kurių pakeisti mes negalime. Bet gyvenimo būdas, mityba yra neabejotinai tie dalykai, kuriuos mes galime patys rinktis. So we're going to talk about a holistic approach to optimal wellness, and we're splitting the talk into three sort of main areas. Ir pirmiausia, pradėsiu pasakodama būtent nuo holistinio požiūrio į tą optimalų sveikatingumą, optimalią sveikatą. Tai apima 3 sritis. So by starting to define what is optimal wellness, what do we mean when we talk about optimal wellness? Ir savo prezentaciją būtent šios dienos ir noriu suskirstyti į tas temas. Tai pirmiausia, papasakosiu apskritai, ką reiškia, kas yra ta optimalus sveikatingumas, optimali sveikata. We're going to look at a lot of the new science that really tells us just how powerful nutrition and lifestyle can be. Taip pat apžvelgsiu labai nemažai naujausių mokslinių tyrimų, kurie būtent ir pagrindžia, koks yra svarbus mūsų gyvenimo būdas ir mityba. Then we're going to look at the wonderful Neolife product solutions that can help us bridge the gap between the diets that we all have and what we should optimally be eating in terms of nutrition. Ir galiausiai apžvelgsiu visus puikius sprendimus, kuriuos siūlo Neolife produktai, siekiant užpildyti tą spragą, kuri atsiranda mūsų mityboje ir tiesiog užtikrinti, kad visų medžiagų mes gautume pakankamai, kad būtų pakankamai praturtinta. Because what is really clear is that it's very hard to do everything right all of the time in terms of nutrition, in terms of sport and managing stress. It's very hard to get it all right. Ir tikrai labai sudėtinga ir nelengva visuomet viską daryti teisingai ir tinkamai, ypač kai kalbame apie mitybą, apie streso valdymą, apie sportą. Today's lifestyle can be extremely challenging. Ir modernus gyvenimo būdas iš tiesų gali kelti tikrai nemažai iššūkių. Tonight was one good example if you came here by car. Ir ko gero šis vakaras buvo vienas tų pavyzdžių, jeigu čia atvykote nuostabu automobiliu, tai ko gero patyrėte vieną iš tų iššūkių. How to manage that stress situation. Tikriausiai teko suvaldyti šiek tiek streso atvykstant čia. I learned it was a very unique moment. Supratau, kad yra ypatinga proga, kodėl taip nutiko šiandieną. There was a special visitor today, I heard. Ir jis man papasakojo, kad šiandieną Vilniuje lankosi ypatingas svečias. So let's get back to our topic and start to move on with defining what we mean by optimal wellness. Ir grįžkime prie prezentacijos, tai dabar būtent perėsime prie tos apibrėžties, kas yra optimali sveikata. What we mean is that we encourage the individual to find inner balance and harmony. And we want to take into account all the different dimensions of wellness. Ir mes siekiame paskatinti vidinę harmoniją, vidinį balansą žmogaus viduje ir tiesiog norime apžvelgti, kas tą sudaro, kas tą lemia. So there are so many, if you Google wellness, you come up with so many different wellness wheels that have different levels. Here we have just 6. Ir jeigu į Google įvestumėte žodį sveikatingumas, wellness, tai tikriausiai jums išmestų daugybę apibrėžimų ir daugybę tų mūsų gerovę, mūsų tą sveikatingumą sudarančių ratų. Tai čia vienas iš tų tokių ratų apskritimų, tik tai vienas iš tokių pavyzdžių. It doesn't really matter so much which definition we look at or how many dimensions, but what we really need to understand that it's really all about physical and mental well-being and an individual being in harmony with the environment.
Na ir visiškai nesvarbu, kokį tą sveikatingumo ratą pasirinksime, kiek lygmenų jį sudarys, bet visa tai iš tiesų sukasi apie tą vidinę harmoniją, apie pusiausvyrą tarp psichinės ir fizinės sveikatos ir žmogaus sambūvį, taikų, harmoningą sambūvį su aplinka. Mostly we can group things into physical and mental wellness. But it is very important, as we know on occasions like tonight, to really understand the importance of social interactions. Na ir viską būtų galima ko gero apibendrinti, suskirstant į fizinę ir psichinę sveikatą. Tačiau tokiais vakarais kaip šis vakaras, na ko gero visi suprantame ir tos socialinės aplinkos, socialinio bendravimo svarbą. I think we learned clearly in the last years just how important it was to have interactions with our friends. Ir ko gero pastarieji metai labiau nei bet kada mus išmokė iš tiesų, koks yra svarbus tas mūsų ryšys ir gebėjimas bendrauti su mums artimais žmonėmis, draugais. Neolife really gives you a lot of social well-being. Ir Neolife iš tiesų labai daug tos socialinės sveikatos, socialinės gerovės suteikia. If we think about things in nutrition science, it's such an exciting time today. Ir jeigu kalbėtume apie dietologiją, tai dietologija šiuo metu iš tiesų išgyvena savo aukso amžių ir šioje srityje vyksta daug nepaprastai įdomių dalykų. Because as I already mentioned, people are taking responsibility for their own health. And they're understanding that nutrition has the power to change things in terms of their wellness. Žmonės vis aktyviau imasi atsakomybės už savo gyvenimo būdą, už savo mitybą ir ima vis geriau suvokti, kokia svarbi yra ta mityba mūsų gerovei, mūsų sveikatai. It seems that everyone is wanting to learn more and more about nutrition. Ir atrodo, kad vis daugiau žmonių nori pasisemti gilesnių žinių apie dietologiją, apie mitybą. So, really what is very, very important to understand is that our genes are not our destiny in life. Vienas dalykas, kurį nepaprastai svarbu suprasti, tai kad mūsų genai nebūtinai lemia mūsų likimą gyvenime. Science of the last 20 years has clearly shown just how much nutrition and lifestyle can influence genes. Ir pastaruosius 20 metų atlikti tyrimai labai aiškiai, labai tvirtai įrodo, kiek daug pakeisti gali mūsų mityba ir mūsų gyvenimo būdas, kad tai iš tiesų gali pakeisti genetiškai mūsų nulemtą likimą. And what's important to all of us is that we maximize what we call health span. So we try to spend maximum time in life in optimal wellness. Na ir tie palankūs sveikatai sprendimai padeda mums, kiek galima ilgiau išlaikyti tą vadinamą sveiką gyvenimo trukmę ir prailginti ją maksimaliai. For sure, we all want to minimize the time that we spend having those chronic conditions or the chronic disease that that many of us struggle with later in life. Ir neabejotinai visi norime kiek įmanoma labiau sutrumpinti tą laiką, kai tenka susidurti su įvairiomis lėtinėmis sunkiomis lygomis ir visi norime, kad tas laikas, kai jau tos lygos užpuola, būtų kiek galima trumpesnis. So it's important to understand that health span is not the same as lifespan. Ir ką noriu akcentuoti, tai kad ta sveiko gyvenimo trukmė nėra tas pats kaip bendra žmogaus gyvenimo trukmė. Nes noriu akcentuoti tą gyvenimą, kai žmogus yra sveikas ir gali pilnavertiškai juo džiaugtis be ligų. So nutrition and lifestyle have an incredible effect on our overall wellness. Mityba ir gyvenimo būdas turi nepaprastai didelę įtaką mūsų sveikatingumui, mūsų gerovei, mūsų sveikatai. Today we're going to focus more on what is the balanced diet and quality nutrition. Talk a little bit about sport and active living, and also how we might improve the management of chronic stress. Taigi šiandieną daugiausia dėmesio skirsime subalansuotai ir kokybiškai mitybai, mankštai, sportui ir fiziniam aktyvumui. Taip pat šiek tiek bandysime apžvelgti, kaip galima suvaldyti tą ilgalaikį stresą. But for sure, sleep is really, really important so that we rest and our body recovers from the challenges of the day.
Miegas dar vienas yra nepaprastai svarbus dalykas ir pakankamas kokybiškas miegas yra nepaprastai svarbus, kad mūsų kūnas gautų galimybę pailsėti ir atsigauti po dienos iššūkių. Your body is regenerating during the night and your immune system is working 24 hours a day to defend you. Naktį mūsų kūnas atsistato, atsigauna, o mūsų imuninė sistema dirba be perstojo 24 valandas per parą tam, kad apsaugotų mūsų organizmą. So sleep and regular quality sleep is vital to our overall wellness. Todėl miego kokybė yra nepaprastai svarbi mūsų sveikatai. We all know how we feel when we don't sleep well. Ir ko gero visiems yra pažįstamas jausmas, kaip jaučiatės neišsimiegoję, nepakankamai gerai išsimiegoję. No need to explain, but we also, when we don't sleep well, we also make poor choices with our nutrition. Ir kai neišsimiegame, tai atitinkamai lemia prastus pasirinkimus mūsų, mes renkamės ne tą maistą, kurį reikėtų, ne pačius sveikiausius dalykus. And remember to hydrate properly because all of your body's reactions take place in water. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra būtent pakankamas skysčių vartojimas, nes visi mūsų kūno procesai vyksta būtent vandenyje, visos kūno reakcijos. Just think of how tired you feel when you're dehydrated. Sometimes you think you're tired, but it's because you're dehydrated. Ir tiesiog stenkitės atkreipti dėmesį, pastebėti, kokie pavargę jaučiatės tuomet, kai nepakankamai geriate vandens, kai kūnas yra dehidratavęs. Ir galbūt jums tuo metu atrodo, kad jūs esate pavargę, bet iš tiesų greičiausiai kūnui trūksta vandens. So let's look a little bit about what is a balanced diet. What does the latest science tell us about how we should be eating? Na ir dabar pakalbėkime apie tą subalansuotą mitybą ir ką naujausi moksliniai tyrimai sako, kokia ji turėtų būti mūsų mityba. There's a lot of talk today that the ideal dietary pattern is actually the Mediterranean diet. Ir šiandieną labai garsiai ir daug kalbama apie tai, kad ko gero ta idealiausia mitybos versija, idealiausia dieta, tai yra būtent ta vadinamoji Viduržemio jūros dieta. So it's very rich in fruits and vegetables and colorful foods generally. Šioje dietoje labai gausu spalvingų vaisių, daržovių, labai gausu apskritai vaisių daržovių ir ypatingai daug spalvingų maisto produktų. But we know very well that a quality balanced diet is one which has lots of fruits and vegetables, lots of whole grains, lots of healthy fats, lots of enough lean protein. Ko gero niekam nepaslaptis, kad tą subalansuotą mitybą tai pirmiausia turi sudaryti taip daug vaisių ir daržovių, gausus pilnagrūdžių produktų vartojimas, kokybiški sveikieji riebalai ir liesi baltymai. But we also know that we should try to avoid too many processed sugars and processed fats. Taip pat turėtume vengti per daug perdirbtų riebalų ir perdirbto cukraus, rafinuoto cukraus. That we find a lot of in what we call junk foods. O dėja tų riebalų ir to cukraus yra tikrai gausu tame vadinamajame greitmaistyje, šlamštmaistyje. Today a lot of the focus in nutritional research is also on what we call phytonutrients. Ir šiandien nemažai mokslinių tyrimų dietologijos srityje būtent koncentruojasi ir yra skirti augalinių maistinių medžiagų tyrinėjimui. So beyond what we call the classical nutrients like the vitamins and minerals, proteins and fats. Tai be tų klasikinių maistinių medžiagų, tokių kaip vitaminai, mineralai, baltymai, riebalai, yra ir augalinės maistinės medžiagos. But what really is key is having overall a quality diet, because this diet is powering our immune system, which is really in charge of our wellness. Tačiau paminėjusi tai, dar turiu pasakyti, kad apskritai yra labai svarbu, kad mūsų mityba būtų kokybiška ir pilnavertė, nes būtent ji maitina mūsų imuninę sistemą. So it's a balance of everything that really matters. Dėl to labai svarbu, kad būtų užtikrinta labai gera visų tų maistinių medžiagų pusiausvyra. We have to get enough energy because our immune cells need a lot of energy to defend us. They're very active
Turime su maistu gauti pakankamai energijos, kad galėtume maitinti savo imuninės ląsteles, kurioms reikia labai daug energijos tam, kad jos veiktų pakankamai gerai. But also we need that high quality protein and a balance of all macronutrients and micronutrients. Taip pat reikia ir kokybiškų baltymų bei kitų maistinių medžiagų ir reikia tinkamos tų visų maistinių medžiagų pusiausvyros. But we also know that the phytonutrients in colourful foods are very important to our immune defences as well. Very, very important. Iš spalvotų maisto produktų gaunamos augalinės maistinės medžiagos yra labai svarbios mūsų imuniniai sistemai. So much research has emerged in the last 15-20 years about phytonutrients being key to our overall wellness. Ir per pastaruosius 15-20 metų nepaprastai daug mokslinių tyrimų būtent yra atlikta, būtent pagrindžiant tą augalinių maistinių medžiagų svarbą mūsų imuniniai sistemai ir mūsų sveikatai. But what we're starting to understand is that our nutrition, and particularly the diversity of the diet we eat, influence our wellness through the microbiota. Ir visi tie moksliniai tyrimai iš tiesų siekia parodyti ir leidžia mums suprasti, kad kokybiška mityba, įvairi mityba turi labai didelę įtaką mūsų kūnams ir tą įtaką, tą poveikį daro per mūsų kūno mikrobiotą. So to achieve optimal wellness, we need to stay in harmony with the microbiota that live in our digestive system. Ir siekdami tos optimalios sveikatos mes pirmiausia turime užtikrinti gerą mūsų mikrobiotos sveikatą, pusiausvyrą. But let's take a step back and think about what is this all about? What are microbiota? Na ir dabar tiesiog žingsnelis atgal ir dar trumpai pakalbėkime apie tai, o kasgi yra ir kas sudaro tą mikrobiotą. These are the trillions of microbes that live on us and within us. Tai yra trilijonai mikroorganizmų, kurie gyvena mumyse ir ant mūsų. So most of what we know about is that we know about bacteria that live with us, but actually we also have, it's shocking I know, but we have viruses and fungi that also live in harmony with us. Na ir žinoma, daugiausia girdime apie tai, apie mikrobus, kurie gyvena mumyse ir ant mūsų. Tačiau kas, gan dažnai iš tiesų nustebina, kad ant mūsų ir mumyse taikiai gyvena ir virusai, ir grybeliai. Or should I say most of the time, because we all know about viruses that we don't live in harmony with. Na ir tikriausiai dažniausiai apie virusus mes išgirstame tuomet, kadangi girdime apie tuos virusus, su kuriais dėja nelabai taikiai sugyvename. So it's extremely important to preserve the harmony of your, what we call, it's an ecosystem of microbiota. Dėl to nepaprastai svarbu yra siekti saugoti būtent tas mūsų mikrobiotos ekopusiausvyrą. There's actually a similar number of bacterial cells than there are of our own cells, but there are far more bacterial genes than our own genes. Mūsų kūną sudaro labai panašus skaičius tų ląstelių, kiek yra tų mikroorganizmų ląstelių ant mūsų ir mūsų viduje. Tačiau genų sudarančių tuos mikroorganizmus skaičius yra gerokai didesnis negu mūsų pačių kūno. So the microbiota, they are particularly found, as I already mentioned, in the digestive system, on the linings of our body, like the skin, like the respiratory system. Na ir mikrobiotą daugiausia galima aptikti mikroorganizmus mūsų kūno žarnyne, mūsų virškinamajame trakte, ant mūsų kūno audinių, tai ant odos ir mūsų plaučiuose, kvėpavimo takuose. So this ecosystem that we live in harmony with, they form the defensive barriers to our body. Tai ta ekosistema, su kuria mes taikiai gyvename, ji būtent ir sukuria mūsų organizmo gynybinius mechanizmus. So really the digestive system is how, through the digestive system, our nutrition will influence the microbiota, the balance and the harmony of the microbiota.
Na ir būtent maistas patenkantis į mūsų virškinimo sistemą ir nulemia tos mūsų mikrobiotos pusiausvyrą ir jos sveikatą. So it's an incredibly exciting area of scientific research today. Tai yra nepaprastai įdomi mokslinių tyrimų sritis ir tampanti vis aktualesnė. Because some people say we are more microbe than man, we are actually more bugs than human. Kai kurie mokslininkai netgi taip juokauja ir teigia, kad mes esame labiau mikrobai nei žmonės, labiau mikroorganizmai nei žmonės. And sometimes we wonder who is actually in charge, who's in control. Ir kartais galbūt net ir kyla klausimas, o kas vis dėlto valdo, kas vis dėlto kontroliuoja. Because depending on the microbes that live within us, we have a different, we can actually even, today we know we can actually even signal to the brain in different ways. Na ir mes jau žinome šiandieną, kad priklausomai nuo tų mikroorganizmų, kurie gyvena mūsų žarnyne, atitinkami signalai yra siunčiami mūsų smegenims. Because microbes make so many substances that are important for our body. Mikroorganizmai gamina labai daug mūsų kūnams svarbių medžiagų. So from the digestive system there's a direct communication via the vagus nerve to the brain. Ir iš virškinamosios sistemos vyksta tiesioginis ryšys, tiesioginis signalų perdavimas mūsų smegenims pasitelkiant klajoklinį nervą. So that controls a number of the vagus nerve is the longest nerve in the body and controls a lot of our important physiological functions like digestion. Ir klajoklis nervas yra pats ilgiausias nervas mūsų organizme ir jis yra atsakingas už daugelį svarbių funkcijų mūsų kūno, įskaitant ir virškinimą. But what we know today is that the microbiota, what they produce, can get into our bloodstream and also send signals through our body and reaching the brain. Bet šiandieną jau mokslininkai yra išsiaiškinę, kad tos medžiagos, kurias gamina mikrobiota, mikroorganizmai, patenka į mūsų kraujotaką ir per kraujotaką taip pat siunčia atitinkamus signalus mūsų smegenims. And the microbiota that live in our digestive system, they partner with the immune system to send signals to the body that control immune balance. Ir mūsų žarnynuose gyvenanti mikrobiota tampa partneriai su imuninė sistema ir siunčia atitinkamus signalus ir mūsų imuniniai sistemai. So if you have what we call a rich diversity of microbiota, you tend to have a more anti-inflammatory balance of signals. Ir jeigu žmogaus mikrobiota, mikroorganizmai, jų yra gausu, įvairių rūšių, tai tuomet geriau veikia žmogaus antiuždegiminės reakcijos. Ta imuninė sistema geriau, kovoja su uždegiminėmis reakcijomis. Today scientists are trying to define what is the absolute healthiest profile and composition of microbiota. Ir šiandieną mokslininkai bando išsiaiškinti, kokia yra ta ideali mikrobiotos sandara, kokia yra ta ideali struktūra mikroorganizmų. It's really not, it's not that easy, but what we do know is that if you have a high diversity of microbiota, that is more optimal for your overall well-being and wellness. Ir žinoma, išsiaiškinti tą idealų santykį, kokių ten bakterijų kiek turėtų būti, nėra taip paprasta, tačiau yra aišku, kad kuo didesnė tų bakterijų įvairovė yra mūsų organizmuose, tuo yra geriau ir tuo yra sveikesnė mūsų mikrobiota. What we know today is from a lot of the scientific research is that beneficial bacteria that we call probiotics can have a positive influence. Ką jau tikrai žinome iš mokslinių tyrimų, kad tos vadinamosios gerosios bakterijos probiotikai turi teigiamą poveikį mūsų sveikatai. But we also know that people who have to take antibiotics, and we know they're very important as medications, it's very important to take antibiotics, they save lives, but we know that people that take them, because they kill all the bacteria, the good and the bad, they lose the diversity. Ir žinoma, žmonės, kuriems tenka gerti antibiotikus ir
Antibiotikai taip, jie padeda gelbėti gyvybės, padeda žmonėms išsaugoti gyvybės, dėl to labai svarbu juos vartoti tuo metu, kada reikia, bet svarbu nepamiršti, kad antibiotikai nužudo visas bakterijas, ir gerasias, ir blogasias, tai reiškia, kad jie sunaikina tą įvairovę mikroorganizmų. Today there's also a lot of research about how lifestyle factors and exposure to toxins can influence the microbiota. Ir šiandieną jau labai aiškiai žinoma, kad iš aplinkos patenkantis teršalai ir įvairūs neigiami gyvenimo būdo veiksniai turi poveikį mūsų mikrobiotos kokybei. So having a quality nutrition, balanced diet, doing lots of exercise is a big positive for the microbiota. Todėl kokybiška subalansuota mityba ir pakankamas fizinis krūvis turi labai teigiamą poveikį mūsų kūno mikroorganizmams. Whereas that chronic stress, stresas, chroniškas stresas ir iš aplinkos patenkantis teršalai gerokai sutrikdo mūsų mikroorganizmų pusiausvyrą. So it's so important to keep those things under control as far as we can. Todėl labai svarbu, kiek įmanoma, kiek mūsų tai yra jėgose, kontroliuoti tuos visus išorinius veiksnius. So let's look a little bit more about the nutritional factors that can modify the microbiota. Ir dabar peržvelgime tuos su mityba susijusius veiksnius, kurie gali turėti įtakos mikrobiotai. This is all very, very recent science, in fact. Tai iš tiesų pakankamai nauji moksliniai tyrimai. I've already spoken about the probiotics. Apie gerąsias bakterijas. Tačiau mūsų mityboje dar yra gausu ir tų vadinamųjų prebiotikų. So these prebiotics, they act as substances that the beneficial bacteria actually use and prefer. Prebiotikai yra tos medžiagos, kurias vartoja probiotikai ir kurios jiems patinka. But we've always heard a lot about dietary fiber being positive, but what we also today know is that phytonutrients and polyphenols, substances that we call polyphenols, are having a prebiotic effect as well. Ko gero jau visi žinome, nes mes daug girdėję apie tą ląstelienos vartojimos naudą, apie skaidulų, o dabar jau mokslininkai pripažįsta, kad ir tos augalinės maistinės medžiagos ir polifenoliai taip pat turi labai teigiamą poveikį mūsų mikrobiotai. So again, the importance of colorful foods and phytonutrients is being demonstrated as being really important for the diversity of the microbiota. Ir jau yra įrodyta, kad spalvinga, įvairi dieta, mityba yra labai svarbi mūsų mikrobiotos įvairoviai. But also there is research emerging regarding the role of healthy fats like the PUFA and omega-3 in actually helping preserve the barrier to the lining of the digestive system, the health of the gut barrier is influenced by the healthy fats. Ir dabar vis daugiau mokslinių tyrimų atsiranda, kurie pagrindžia omega-3 ir sveikų riebalų svarbą mūsų žarnynui, būtent jo vidinių sienelių sveikatai. They can also influence the microbiota composition. Ir taip pat sveikieji riebalai gali turėti įtakos ir mikrobiotos sudėčiai. So again, the dietary pattern, the Mediterranean dietary pattern or the plant-based dietary pattern brings the most diversity in microbiota. Ir būtent augalinė mityba arba viduržemio jūros mityba, viduržemio jūros dieta, būtent ir suteikia galimybę gauti daugiausiai augalinių maistinių medžiagų ir užtikrinti tą didžiausią mūsų mikrobiotos įvairovę. Which is considered to be the situation that brings you optimal wellness. O kiek galima įvairesnė mūsų žarnyno mikrobiota ir laikoma ta tokia idealia situacija, kai mes galime pasiekti tą savo optimaliausią sveikatą. On the other hand, if you have a real junk food diet full of poor quality convenience foods, then we know that has an impact on the microbiota. So you have a different kind of microbiota that really causes an imbalance, in fact.
Ir kita vertus, jeigu jūsų mityboje gausu to vadinamo šlamštmaisčio, gausu perdirbtų produktų, tai taip pat atitinkamai turi reikšmingą poveikį jūsų mikrobiotai ir jos sudėtis yra gerokai kitokia nei ta vadinama subalansuota mikrobiota. So if you have a junk food diet, you have a junk food microbiota. Ir jeigu jūsų mityboje vyrauja šlamštmaistis, tai ir jūsų tas mikrobiota yra tokia šlamštinė. And what is interesting is that those kind of microbiota are good at taking up calories and energy from your food. Bet ką svarbu pastebėti, kad ta šlamštinė mikrobiota, jinai labai imli energijai ir labai nori ima energiją ir kalorijas iš to maisto, kurį jūs valgote. So almost as if they're, and because of the signals to the brain, it's almost as if they create this craving for more junk food. Ir būtent dėl to mikrobiotos smegenims siunčiamų signalų, jie tarsi sukuria tą tokį norą valgyti dar ir daugiau to nesveiko maisto. So, yeah, so really, we wonder who is in charge, who's in control. Jis sako, jei vis dar dvejojate, kas vis dėlto kontroliuoja, kas yra atsakingas už viską mūsų kūne, tai galbūt sako, vertėtų prisiminti. So we need to aim for a high quality diet and we need to break out of the control of the junk food microbiota. Na ir sako, turime, žinoma, siekti to subalansuoto, palankaus mūsų kūnai mitybos modelio ir neleisti tom šlamštinėms bakterijoms kontroliuoti mūsų kūnų. Those beneficial bacteria, the probiotics, are really important for our digestive wellness. And as I already mentioned, they partner with our immune system. Tai tos gerosios bakterijos, probiotikai, yra labai svarbios mūsų virškinamojo trakto sveikatai ir, kaip sakiau, jos kartu sudaro partnerystę su mūsų imuninė sistema. But they also make so many substances that can be beneficial for us, like the short-chain fatty acids and like vitamins. Tačiau tos gerosios bakterijos taip pat padeda sintetinti, išgauti iš maisto tas medžiagas, kurios yra mums labai svarbios, tokios kaip trumposios grandinės riebalų, rūgštys ir vitaminai. And these short-chain fatty acids, they get absorbed into the blood and they actually also reach the brain. Ir trumposios grandinės riebalų rūgštys, jos per kraujotaką patenka, pasiekia mūsų smegenis. They have a number of really positive effects on our metabolism. Ir jos tikrai turi ne vieną labai tokį teigiamą poveikį mūsų metabolizmui. But also they signal within the brain. Ir jos taip pat padeda perduoti signalus mūsų smegenyse. Not moving actually. No. I'm out. Oh, we suddenly got active. Yeah, yeah, and then just to move on to prebiotics. As I mentioned, polyphenols are really being researched for their prebiotic effect. Ir grįžtame dabar prie tų prebiotikų. Tai vis daugiau yra aktyviai tyriami tie polifenoliai, kurie sakoma, kad turi tą prebiotinį poveikį. And as I already mentioned, they provide the substances that the probiotics like to eat. Ir būtent prebiotikai tai yra tas maistas, kuo maitinasi probiotikai, tos gerosios bakterijos. So pre and probiotics work together for the benefit of our health and wellness. Tai prebiotikai ir probiotikai, sudaro tokią partnerystę, susikooperuoja ir gerina mūsų sveikatą. And then just moving on a moment to active living, active lifestyles and sport. Dabar trumpam akimirką skirsime aktyviam gyvenimo būdui ir sportui. Sport is so important to our overall health and wellness, both physical and mental. Sportas yra nepaprastai svarbus mūsų visokeriopai sveikatai, tiek mūsų fiziniai sveikatai, tiek mūsų psichiniai sveikatai. Because we know that sport helps our immune system reactions.
Puikiai žinome, kad sportas padeda gerinti mūsų organizmo imuninės reakcijas, imuninį atsaką. In Switzerland, there's a conference that they have, and it's called Sport is Medicine, because sport is has an anti-inflammatory effect. Ir Šveicarijoje net daugelį metų yra organizuojama konferencija, kurios yra pavadinimas Sportas yra vaistas. Nes, žinoma, kad sportas turi antiuždegiminį poveikį, padeda organizmui generuoti tą antiuždegiminę reakciją. So important for our heart wellness. We always knew that, but also the respiratory wellness it's really, really important. Ko gero, tai, ką mes visi daug metų žinojome, tai kad sportas iš tiesų yra nepaprastai svarbus mūsų širdies veiklai, taip pat labai svarbus mūsų kvėpavimo sistemai. And we all know how we are, it helps us manage stress and improves our overall mood. Ir ko gero, žinoma, kad sportas padeda mums valdyti stresą ir pagerina nuotaiką. But we also know today that sporty people have a different profile of microbiota. Tačiau šiandieną jau žinome, kad sportuojančių žmonių mikrobiota yra kitokia. It's quite new and scientists are still trying to find out what that really means. Ir tai yra pakankamai naujas atradimas ir mokslininkai vis dar bando išsiaiškinti, kokį poveikį sportas turi tai mikrobiotai. But I think we can expect it to be a positive influence. Bet aš beveik nebejoju, kad tas poveikis yra teigiamas. But one thing is very important, you have to do a sport that you enjoy. Don't force yourself, then it's not fun and then you will be in a bad mood. Tačiau, sako, yra viena sąlyga. Labai svarbu užsiimti tokią fizinę veiklą, sportuoti, daryti tai, kas jums patinka. Nes jeigu, sako, turėsite save prisiversti kažką daryti, tai nuotaika bus prasta. And I'm not sure either that it's always so good to be competitive against someone else. Be competitive for your own personal best, but not trying to beat others, unless you're an Olympian. Ir sako, nemanau, kad labai jau tokia gera mintis yra nuolat varžytis su kažkuo. Galbūt, sako, užtektų to tikslo tiesiog tapti geresniu ir varžytis su pačiu savimi. Nebent, sako, esate profesionalus sportininkas ar olimpietis. So have fun while you do sport, and after, of course. Ir labai svarbu mėgautis tuo procesu, sportuojant ir po sporto. So moving on to stress. After today's situation, it's really quite amusing. Hopefully not every day will be the same. Ir sako, ši tema tokia skamba gan linksmai po šios dieninės situacijos, bet sako, reikia vykti, kad ne visos tokios dienos. As I already mentioned earlier, the constant chronic stress changes the gut microbiota in a negative way. Kaip jau minėjau prieš tai, ilgalaikis nuolatinis stresas turi neigiamą poveikį mūsų kūno mikrobiotai. And also reduces the effectiveness of your immune system. Ir mažina mūsų imuninės sistemos veiksmingumą. And will push your body to a more pro-inflammatory situation. Ir mūsų organizmas yra tarsi stumiamas į tokią labiau uždegiminę situaciją. And will really put you in a bad mood, and you'll probably start to lose sleep. Tai ko gero lemia ir blogą nuotaiką, ir miego sutrikimus. Everything interacts: nutrition, sport, sleep, chronic stress, hydration. Everything influences everything else. So it's really try to keep everything in mind in this holistic approach. Ir viskas yra labai glaudžiai susiję ir viskas turi įtaką, vienas veiksnys veikia kitą. Ir sako, viskas yra labai svarbu, tiek mityba, tiek streso valdymas, tiek fizinė veikla, tiek miegas kokybiškas, tiek tas pakankamas skysčių vartojimas, nes kažkurioje grandyje, sutrikus iš karto pasijaučia ir kitur. But for sure, if we keep the right balance of nutrients, we can improve our resilience. Tačiau užtikrindami pakankamą maistinių medžiagų kiekį, mes galime didinti savo kūno atsparumą. And of course, getting enough sleep is a big plus too. Ir pakankamas miego kiekis taip pat yra labai svarbus elementas. So the area of research also has really exploded in terms of investigating
phytonutrients and their effect on our mental wellness. Ir pastaruoju metu galima sakyti, tiesiog sprogo mokslinių tyrimų gausa, būtent tyrinėjant augalinės maistinės medžiagas ir jų poveikį mūsų psichiniai sveikatai. So important phytonutrients like the polyphenols and the carotenoids have really shown very much promise in improving cognitive aspects of our wellness. Ir iš tiesų, tokios augalinės maistinės medžiagos kaip polifenoliai ir karotenoidai, iš tiesų labai daug žadantis moksliniai tyrimai, įrodantis būtent šių medžiagų poveikį, stiprų poveikį mūsų pažintinėms funkcijoms. And of course, these kinds of phytonutrients are a big focus of Neolife's product solutions. Ir būtent šioms augalinėms maisto medžiagoms yra labai daug dėmesio skiriama Neolife produktuose, būtent sprendimuose, kuriuos siūlo Neolife. And for mental wellness, there's a lot of research about the B group vitamins, including choline. Kalbant apie naudą psichiniai sveikatai, tai daug mokslinių tyrimų yra atliekama būtent su B grupės vitaminais, įskaitant ir choliną. And of course, vitamin D. Vitamino D naudą. And I should mention, it's not on the list, but I should mention magnesium, very, very important for mental wellness. Ir kalbant apie psichinę sveikatą, dar būtinai turiu paminėti magnį. Jis čia neįtrauktas, bet labai svarbus psichiniai sveikatai. But the same rules, healthy brain, healthy body, healthy brain. We need quality fats and we need quality proteins. Na ir dar labai svarbu paminėti tą pusiausvyrą. Reikia kokybiškų riebalų ir kokybiškų baltymų, siekiant sukurti tą gerą pusiausvyrą tarp psichinės ir fizinės sveikatos. So now I think we're well into our journey through to optimal wellness. We've ticked off 2 of the 3. Na ir man atrodo, jau visai neblogai mes pasistumėjome savo kelionėje link tos optimalios sveikatos. Jau 2 iš 3 temų apžvelgėme, tai liko 3. And as I mentioned right at the start, it's so difficult to get everything right all of the time, particularly with the food environment that we're faced with today. Ir jau pačioje pradžioje sakiau, kad iš tiesų viską padaryti tobulai, kad visi mūsų pasirinkimai būtų idealūs, yra tikrai labai sudėtinga, ypač kalbant apie maistą ir su maistu susijusius dalykus. So the quality of our food can often be very poor. So a lot of calories from processed fats and sugars, but very poor in nutrition and nutrients. Ir gan dažnai mūsų mityba būna tokia prastos kokybės. Maistas, kurį mes valgome, toks būna menkavertis. Tai reiškia, kad jame labai gausų kalorijų, nes tai yra dažniausiai gausiai perdirbtas maistas, gausus riebalų ir cukrų, tačiau tų gerųjų, rimtųjų maistinių medžiagų jame labai mažai. This is why the Scientific Advisory Board of Neolife have always had in mind filling dietary gaps. So filling the gaps between the quality of our daily diet and the nutrition that we should be having. Būtent dėl to Neolife mokslo patariamoji taryba labai aktyviai ir daug metų skiria dėmesį būtent rasti tokius sprendimus, sukurti tokius produktus, kurie padėtų užpildyti tas spragas tų medžiagų, kurių mes negauname iš maisto ir subalansuoti, kad atsižvelgdama į tas rekomenduojamas dozes, kad jų būtų pakankama. So today we are 10, but we all have complementary skills and experience, and we use those skills to formulate the finest products. Šiuo metu mūsų taryboje yra 10, tačiau mes aktyviai naudojamės jau surinktomis žiniomis, surinktomis kompetencijomis ir ekspertize ir aktyviai kūrėme naujus produktus, kad galėtume pasiūlyti savo klientams pačius geriausius sprendimus. And we carry on the tremendous wisdom of Dr. Arthur First. Ir mes, žinoma, labai pasikliaujame neįtikėtiną Arturo Firsto daktaro išmintimi. So there's a strong heritage in the company of thinking about dietary gaps in both classical nutrients as well as phytonutrients. Ir įmonė turi išties nepaprastai ilgą, turtingą patirtį, būtent siekdama užpildyti tas spragas, tų klasikinių vadinamųjų maistinių medžiagų, vitaminų, mineralų, bet ir tų kitų augalinių maistinių medžiagų.
And as we clearly know, in the world today, in all the regions, there are far too many deaths that are associated with poor diet. Ir mes tikrai puikiai žinome, kad visame pasaulyje, bet kuriame iš tiesų pasaulio regione yra gerokai per daug tų mirčių, kurios yra nulemtos prastos menkavertės mitybos. And quite often, what we see is that there is a link between overweight and obesity and the almost inevitability of having some kind of chronic disease, chronic condition. Na ir ką mes iš tiesų matome, tai beveik neišvengiamą ryšį tarp viršsvorio, nutukimo ir kažkokių tai chroniškų ilgalaikių ligų atsiradimo. But for sure, all regions of the world are affected by overweight and obesity. Tačiau neabejotinai visuose pasaulio kampeliuose viršsvoris ir nutukimas yra nepaprastai aktuali problema. So again, it's the food environment that is not what it should be. It's not easy, as we've said, to get everything right all the time. Tai visgi pagrindinė problema tai yra mityba. Ir aš aišku jau sakiau, kad kalbant apie maistą, ne visuomet yra įmanoma viską padaryti idealiai, gerai ir pasirinkti tos geriausius sprendimus. The authorities in the world tell us we should be eating more fruits and vegetables, more whole grains, and more healthy fats like the omega-3. Na ir pasaulyje visi specialistai, sveikatos specialistai rekomenduoja, kad mes turime valgyti daugiau vaisių ir daržovių, daugiau rinktis pilnagrūdžių produktų, daugiau gauti omega-3 ir kitų sveikų riebalų. So at least for the last 20 years, that is what they have been saying. Na bent jau pastaruosius 20 metų mes turbūt aktyviai girdime būtent tai iš visų sveikatos specialistų. But these dietary gaps are still there. We're still eating far less of all these healthier foods than we should be. Tačiau visos tos mitybos spragos, dėja, nepaisant tų visų kalbų ekspertų, egzistuoja ir mes vis tiek gauname nepakankamai tų visų maistinių medžiagų, nepakankamai suvartojame tų rekomenduojamų kiekių. So for fruits and vegetables, for example, this is a very modest recommendation, just over 500 grams. Some recommendations go to at least twice that amount. Ir tarkim, kalbant apie vaisius ir daržoves, tai matote, kad dienos tokia norma 510 gramų, tai čia sako, yra labai tokia nuosaiki ir labai kukli rekomendacija. Nes kai kurie ekspertai mažiausiai rekomenduoja bent dvigubą dozę normą dienai. Typically in Europe and as well as many other regions in the world, we're falling well under this 500 grams. Tačiau įprastai Europoje, ir ne tik Europoje, ir kitose pasaulio dalyse, tai nesiekia tų 500 gramų ir maždaug apie tik tai 300 per dieną yra suvartojama. But even more shocking, the amounts of whole grains are so much lower than the 125 grams that were recommended. Ir labiausiai ko gero šokiruoja tai tų pilnagrūdžių produktų suvartojimas, kai yra rekomendacija maždaug 125 gramai per parą, tai ji vargu siekia 20-25 gramus. So still today, many of the breads that we're eating, for example, they're refined and they don't contain the whole grain substances anymore. Ir vis dar šiandien didžioji dalis duonos yra pagaminta iš tų išvalytų, smarkiai perdirbtų miltų ir nėra pakankamai tų riebalų grūdų. And then of course omega-3, we are about 1/3 of what we should be consuming. And again, this is a really modest recommendation, a really low recommendation, because we know that 1 gram and beyond so 4 times this amount is really positive for our overall wellness. Na ir grįžtant prie omega-3, tai rekomendacija 250 mg ir matome, kad iš tiesų, ką realiai su maistu gauname, su mityba tai yra maždaug trečdalis to. Bet vėlgi tie 250 mg yra, sako, labai tokia maža, kukli ir nuosaiki ta rekomendacija, nes, sako, dauguma ekspertų iš tiesų teigia, kad norint pastebėti teigiamą poveikį sveikatai, tai tas kiekis turėtų būti 1 gramas, atsiprašau, 1000 mg. So now I'm going to focus a little bit more on the fruit. So phytonutrients like the pigments and like the polyphenols. Tai ir pirmiausia pakalbėsiu apie tas maistingas medžiagas esančias vaisiuose ir daržovėse. Tai be tų vadinamų klasikinių, be tų įprastų maistinių medžiagų, vitaminų, mineralų, skaidulų, tai
Taip pat yra dar labai svarbus pigmentai, karotenoidai, chlorofilai, betalainai, polifenoliai. Neolife have built many products that contain a diverse balance of polyphenols like flavonoids and anthocyanins, but also pigments like the carotenoids. Neolife produktuose, nemažai produktų yra pagaminti su labai gausia ir turtinga sudėtimi flavonoidų, antocianinų, bet taip pat ir pigmentų. But also we have products that contain the cruciferous compounds, beneficial cruciferous compounds, like we get in broccoli. Tačiau yra nemažai produktų, kuriuose yra ir iš kryžmažiedžių augalų, iš kryžmažiedžių daržovių išgaunamų naudingų maistinių medžiagų. But one thing I want you to look at now is this word, the nitrates, and that's going to come back in a moment, but nitrate is something we've been focusing on more recently. Dabar dar noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į vieną žodį, būtent nitratai. Aš visai netrukus sugrįšiu prie to, bet tai yra būtent ta medžiaga, ties kurią mes susitelkėme, kurie atkreipė mūsų dėmesį visiškai neseniai. Sorry, moving on to, oh no. I thought there was, yeah, so just missing something on that one, I think. Yeah, there was a little banner that is no longer there. But what this slide shows is that Neolife have been, we have a strong heritage of polyphenol science since 1998, and right through into recent years, we've held annual meetings sponsoring research in polyphenols and human health. Neolife iš tiesų turi labai tokį ilgametį įdirbį polifenolių, būtent srityje nuo 1998 metų. Neolife remia konferenciją, kurioje aktyviai kasmet yra aptariami būtent su polifenoliais susiję atradimai ir naujausias informacija. So Neolife jau aktyviai šią sritimį domėjosi, ją nagrinėjo dar prieš jai tampant, ta polifenolių tema tampa tokia labai populiari ir madinga visame pasaulyje. Ir būtent Neolife turi labai daug sukaupusi žinių, būtent apie polifenolius ir apskritai augalinės maistinės medžiagas dar 9 ir 10 praeito amžiaus dešimtmečiuose. So as I mentioned, the Scientific Advisory Board have really paid attention to think about dietary gaps and to fill those dietary gaps in terms of supporting products like ProVitality Plus. Ir iš tiesų, ta patariamoji mokslo taryba labai daug dėmesio būtent skiria kurdama produktus toms mitybos spragoms užpildyti, kad būtent subalansuoti produktus taip, kad juose būtų geriausia ta dozė tų reikalingų maistinių medžiagų. So as well as providing a balance of essential vitamins and minerals, you have products like the omega-3 Salmon Plus and Treanen that contain the healthy fats. Tai žodžiu, greta tų tokių esminių produktų kaip ProVitality, kuriuose yra pagrindiniai vitaminai ir mineralai, taip pat yra produktai gausūs omega-3, karotenoidų kompleksas ir sveiki riebalai. And of course, I mentioned the importance of carotenoids to cognitive wellness, but particularly also in the area of eye health. A lot of research on carotenoids. Jau minėjau karotenoidų naudą mūsų pažintiniai funkcijai, bet taip pat labai daug mokslinių tyrimų pagrindžia ir karotenoidų naudą mūsų akims. So what we considered when we made this product is that you have like a daily insurance that there are no major gaps in your nutrition with classical nutrients or with phytonutrients. Ir kurdami šios produktus mes iš tiesų siekiame juos sukurti taip, kad juos vartojant reguliariai, nuolat pastoviai užtikrintume tai, kad nebūtų jokių tų didelių trūkumų, tų maistinių medžiagų, jokių tų vadinamų spragų. Ir čia kalbu apie plastikinės tas maistinės medžiagas, vitaminus, mineralus ir apie tuos augalinės maistinės medžiagas. And as I mentioned, the knowledge of Neolife scientists, it dates back to, certainly very much prior to the 90s, but a lot of research was conducted on these products, carotenoid complex, flavonoid complex, and cruciferous plus, demonstrating the value of the diversity of phytonutrients. Ir žinoma, kaip jau minėjau, iš tiesų, Neolife
turi sukaupusi didžiulę patirtį, didžiulės žinias, didžiulę kompetenciją, būtent visų tų maistinių medžiagų srityje ir nemažai tos informacijos buvo sukaupta dar iki 9-10 dešimtmečio praėjusio amžiaus, bet ir nemažai naujausių tyrimų, kurie pagrindžia būtent tų naujų produktų, karotenoidų ir kitų flavonoidų produktų. Tai, kad tie produktai yra labai gausūs ir turtingi tais spalvingaisiais, augaliniais, maistiniais, žodžiu, geraisiais dalykais, maistinėmis medžiagomis. So helping fill the fruit and vegetable gap. But also with trade, a very big diversity of polyphenols. Tai tie mano minėti produktai ir būtent padeda užpildyti tą dėl mitybos nepakankamai turtingos atsirandančią spragą ir dar vienas produktas ypač gausus polifenolių, tai yra C. So think about what we talked about with the microbiota, the colorful foods, the phytonutrient-rich diets, the healthiest dietary pattern. It's about diversity of nutrients and phytonutrients, diversity and balance. And that's what we try to create with Neolife products. Tai čia prisiminkite būtent, ką aš minėjau, ką aš sakiau, kalbėdama apie tai, kas maitina mūsų probiotą, mūsų mikroorganizmus kūno. Tai kad ta įvairovė, spalvoti vaisiai ir daržovės, subalansuota mityba, tai būtent Neolife savo produktais ir siekiame padidinti tą balansą, kiek galima jį labiau subalansuoti, tą mūsų mitybą. But remember I said we were going to talk about the dietary the nitrates a little bit. Ir jau minėjau, kad šiek tiek kalbėsiu apie nitratus, maistinius nitratus. This is a whole area of really quite new science, the area of dietary nitrates. Tai yra visiškai nauja mitybos mokslo sritis, būtent tie mitybiniai nitratai, maisto nitratai. It seems that it's also important to fill the dietary nitrate gap. Taigi pasirodo, kad yra nepaprastai svarbu ir užpildyti tą būtent iš maisto gaunamų nitratų spragą, trūkumą. This is really something that you get from green leafy vegetables like kale, like spinach, or root vegetables like beetroot. Ir būtent nitratų yra gausu lapiniuose kopūstuose, špinatuose, žaliuose lapinėse daržovėse ir šakninėse daržovėse tokiuose kaip burokėliai. So we're recognizing the importance to our overall health and wellness, and this has come really because of the discovery of the fact that we can convert dietary nitrates to nitric oxide. Na ir šios daržovės ne tik apskritai yra labai naudingos ir sveikos mums, bet tai, kad būtent šių daržovių vartojimas gali praturtinti tą maistinių nitratų mūsų kūnuose, o tuos maistinius nitratus mūsų kūnas paverčia azoto oksidu. So this is a signaling molecule that we have in our body. It was only discovered in the late 90s, in fact. Ir azoto oksidas yra pagrindinė signalus pernešanti molekulė mūsų kūnuose, mūsų organizmuose. Ir šis atradimas buvo padarytas visai neseniai, praeito amžiaus 10-ame dešimtmetyje. It is a molecule that is sometimes called a miracle molecule, in fact. Tai yra tokia molekulė, kuri kartais yra vadinama net stebuklinga molekulė. It's important in all of our body systems. Ji labai svarbi visoms mūsų kūno sistemoms. So in cell-cell communication in the nervous system and in the immune system, for example. Tai natrio oksidas yra labai svarbus tarpląsteliniam bendravimui, tarpląsteliniams ryšiams tiek mūsų imuniniai sistemai, tiek mūsų nervų sistemai. So we have the ability to make nitric oxide in the body from things like arginine, the amino acid. Mūsų kūnas natūraliai pasigamina natrio oksido iš tokių amino rūgščių kaip argininas. But the new science tells us that actually dietary nitrate can boost our internal supplies of nitric oxide. Tačiau ką rodo naujausi moksliniai tyrimai, kad būtent tas iš maisto gaunami nitratai gali padidinti, praturtinti tas azoto oksido atsargas mūsų organizme. Nitric oxide is such an important molecule to our health. But unfortunately, as we get older, we lose the ability to produce as much, up to 85%. Azoto oksidas yra nepaprastai svarbi mūsų
Tačiau mūsų kūno gebėjimas pasigaminti azoto oksido bėgant metams mažėja ir mums senstant tas gebėjimas mūsų mažėja net iki kažkur 85%. And what is really the effect of nitric oxide is that if you have good levels, you get a dilated blood vessel, but if you don't have enough, you have a constricted blood vessel, which would cause a high blood pressure situation. Na ir kaip veikia tas natrio oksidas mūsų kūnuose? Tai jeigu natrio oksido mūsų kūne yra pakankamas kiekis, tai jis kraujagyslės praplečia, jos yra platesnės. Jeigu to natrio oksido trūksta, mūsų kraujagyslės susitraukia ir tai lemia padidėjusį kraujospūdį. So since it was found that dietary nitrates could boost nitric oxide, particularly, scientists all over the world have been working on this to try to discover the significance. Na ir kai mokslininkai išsiaiškino, kad būtent iš maisto gaunami nitratai gali padėti papildyti tas azoto oksido atsargas organizmuose, tai iš tiesų labai aktyviai susitelkė ties šią temą ir aktyviai nagrinėja tą naudą ir poveikį. Because nitric oxide is something that can affect overall performance, so cognitive performance, physical performance in many different respects. Ir būtent natrio oksidas yra ta medžiaga, kuri gali visokiojopai pagerinti mūsų rezultatyvumą, mūsų efektyvumą. Tai tiek kalbant apie mūsų pažintinės funkcijas, tiek kalbant apie mūsų fizinę sveikatą. So the effects on the blood vessels, the dilation, will help bring more oxygen to the brain and to the muscles. Tai būtent tas kraujagyslės praplečiantis poveikis, tai pirmiausia padeda aprūpinti gausiau deguonį mūsų smegenis ir raumenis. And since about 2007, sports scientists have been publishing many papers about the benefits to performance of athletes of all levels. Ir maždaug nuo 2007 metų iš tiesų labai nemažai sporto ekspertų, sporto specialistų paskelbė eilę straipsnių apie tai, kaip azoto oksidas padeda pagerinti sportininkų jų sportinius rezultatus. And today, even the it was since 2018, in fact, the International Olympic Committee have recognized dietary nitrates as a safe, effective, and legal supplement to be used within the sporting community. Ir jau nuo 2018 metų Tarptautinis olimpinis komitetas būtent iš maisto tuos gaunamus nitratus pripažino kaip saugų, legalų būdą papildą, kaip gauti papildomai to azoto oksido. So much research is still ongoing to investigate the performance effects of this so-called, dietary nitrates, but of course the end result is the transformation to the nitric oxide. Na ir labai daug ir labai aktyvių tyrimų būtent vyksta šioje srityje, tyriant tos maistinius nitratus, kuriuos galima būtų tiesiogiai pasakytas. Tie maistiniai nitratai geriausiai organizme virsta azoto oksidu. And some large studies have shown the benefits for people with heart wellness conditions, like, for example, hypertension. Ir labai daug mokslinių tyrimų įrodo būtent natrio oksido naudą žmonėms turintiems širdies problemų, būtent kenčiantiems nuo hipertensijos. A very large study in Denmark really showed that there were significant benefits to blood pressure in hypertensives. Ir Danijoje atliktas didelis tyrimas patvirtino, kad natrio oksido papildomas vartojimas iš tiesų turi didžiulį teigiamą poveikį žmonėms kenčiantiems nuo hipertensijos, tai kad normalizuojasi jų kraujospūdis. So we're talking about supplemental dietary nitrates to boost nitric oxide. Ir čia būtent aš kalbu apie tuos maistinių nitratų papildus, kurie padeda padidinti azoto oksido kiekį organizme. So we thought that it was time to introduce a fantastic product, Upbeat, to help fill this dietary nitrate gap. Taigi mes Neolife pasvarstėme, kad būtų iš tiesų pats laikas dabar įvesti naują produktą, kuris būtent padėtų suvartoti tuos maistinius nitratus ir padidinti tą azoto oksido kiekį organizme, tai produktas Upbeat. So we formulated a product which really gives you that daily nitrate support, containing a vegetable blend and a fruit blend.
Taigi sukūrėme tokį subalansuotą produktą, kuris padėtų užtikrinti tą kasdienį azoto oksido poreikį, žodžiu, ir jame yra gausus tiek vaisių, tiek daržovių mišinys. I should also say it only has 10 calories, so really you don't have to worry about your diet. Ir, tik tai 10 kalorijų kapsulėje, tai vėl, kaip sakyt, dietos ar poveikio mitybai nerimauti nereikėtų. And I think your microbiota will like it. Ir man atrodo, kad labai patiktų jūsų mikrobiotai. But just a word about the product. So formulated with beetroot, which has been tested clinically in so many studies in the sports research field. Beetroot is really used heavily as a dietary nitrate supplement. Na, tai pirmiausia pagrindas yra burokėliai ir burokėliai iš tiesų, ne viename klinikinėme tyrime yra įrodyta, kad tai yra puikus būtent maistinių nitratų šaltinis ir net ir sportininkams. So containing the dietary nitrate, but also phytonutrients and vitamins and minerals. Tai jame yra ne tik tų maistinių nitratų, bet ir vitaminų, mineralų ir kitų augalinių maistinių medžiagų. And our product combines also with kale, which is also very rich in dietary nitrates. Tai be burokėlių taip pat yra ir lapiniai kopūstai, kuriuose ypač gausu tų maistinių nitratų. And quite brilliant really is also this combination of the pomegranate peel and the citrus bioflavonoids. Taip pat dar praturtintas produktas labai įdomi tokia kombinacija citrusinių vaisių žievelėmis ir granatų žievelėmis. Because quite a few studies today are showing also there's an effect on sporting performance of citrus bioflavonoids. Ir labai daug mokslinių tyrimų taip pat įrodo ir tą poveikį bioflavonoidų gautų iš citrusinių vaisių žievelėmis. And some research also suggests that actually some of the citrus bioflavonoids, particularly the PMF, help delay the destruction of nitric oxide, so help you keep more nitric oxide in the body. Ir iš citrusinių vaisių išskiriami bioflavonoidai padeda sulėtinti, atitolinti tą azoto oksido skilimą. So really an incredible new product that really adds to all the other options that you have to support that active lifestyle. Tai tikrai puikus naujas produktas, greta visų kitų, kurie iš tiesų padeda puikiai palaikyti tą aktyvų gyvenimo būdą. It's definitely worth taking as part of your daily routine, but in particular if you're preparing for a sporting event or really serious training, then you should really think about, it's going to benefit you. Tai neabejotinai produktas, kurį verta įtraukti į kasdienę jūsų rutiną ir kasdien vartoti, bet ypatingai jeigu ruošiatės kažkokiam tai svarbiam sporto renginiui, kažkokiam sporto varžybom, tai tikrai neabejotinai toks būtinas. So try it and you will feel the difference to all kinds of performance. Pabandykit ir tikrai pajausite skirtumą savo efektyvumui ir rezultatams bet kurioje srityje. I will let you imagine what they may be. Jau leisiu jums patiems įsivaizduoti, kas tai galėtų būti, kokia ta sritis. So just really, we're almost there, I have to say. It's been a long journey, but we're almost there. And I want to just highlight a little bit the product solutions of Neolife for probiotics and healthy fats. Kelionė buvo ilga, bet turiu pasakyti, kad mes jau judam į pabaigos. Tai dar noriu pristatyti keletą Neolife sprendimų, sveikųjų riebalų alternatyvas ir probiotikus. So, just like many of the products, they're actually, they were formulated quite a number of years ago, but they're still as valid and important as they always were. Ir turiu pabrėžti, kad nemažai produktų buvo sukurti prieš daugelį metų. Bet jie vis dar nepaprastai aktualūs, svarbus ir jų veiksmingumas niekaip nepasikeitė. So Acidophilus Plus contains multiple strains of beneficial bacteria. Tai Acidophilus Plus būtent yra įvairių gerųjų bakterijų paderinių. So very traditional strains, very well characterized strains that are known to be beneficial bacteria. So Bifidus and 3 types of Lactobacillus as well as Streptococcus thermophilus.
Tai tos gerosios bakterijos yra labai gerai žinomos, visiems tos padermės, labai puikiai ištyrinėtos, labai puikiai įsitvirtinę, jau įrodytas jų veiksmingumas, naudingumas, tai yra bifidobakterijos, 3 rūšių lactobacillus bakterijos ir streptococcus thermophilus. These are strains that are used traditionally in dairy products that we've had around for many years. Ir tos padermės tai buvo tradiciškai aptinkamos daugelį pieno produktų ir jos yra žinomos daugelį metų. So this is a multi-strain product, but the amount of beneficial bacteria is guaranteed and is protected from digestion in the acid conditions of the stomach. Tai, kaip jau minėjau, tai yra ne iš ne vienos, o iš keleto iš įvairių padermių bakterijų susidarantis produktas, jame yra tikrai labai gausu mikroorganizmų ir jis yra apsaugotas nuo skrandžio rūgščių. So a protective capsule that we call gel guard. Apsauginė ta gelio kapsulė būtent ir saugo nuo pažeidimo skrandžio rūgščių. So delivering the bacteria where they're needed in the digestive tract. Bakterijos būtent ir nukeliauja mūsų virškinamojų traktų ten, kur joms reikia atsidurti. This is a multi-strain product, but it's useful for all life stages to support digestive wellness. Tai yra, kaip sakiau, iš daugelio tų atmainų padermių sudarytas produktas, bet jis yra naudingas bet kuriame gyvenimo etape, siekiant palaikyti mūsų virškinamojo trakto sveikatą. And then finally, Trianen, probably our oldest product, nutritional product at least, Trianen, with a balance of healthy fats, the omega-3, 6 and 9, as well as valuable phytonutrients, the phytosterols. Na ir ko gero vienas seniausių mūsų produktų, bet jau kalbant apie tuos mitybinius papildus, mitybinius produktus, tai yra sveikosios rūgštys, sveikosios riebalų rūgštys, omega-3, omega-6, omega-9 ir fitosteroliai yra tos augalinės maistinės medžiagos. So when you're missing that healthy whole grain bread and thinking of missing out on the healthy oils, look no further than Trianen. Tai jeigu jūsų mityboje trūksta tų pilnagrūdžių produktų, pilnagrūdės duonos ir tų sveikų riebalų, tai tikrai nereikia niekur toliau ieškoti, tai yra puikus produktas. There is in the last 20 years, there's a lot of research on phytosterols and their benefits. Ir per pastarosius 20 metų iš tiesų atlikta nemažai mokslinių tyrimų būtent apie fitosterolius, jų naudą ir poveikį. That would be a topic for another meeting. Bet čia jau būtų kito mūsų susitikimo tema. And equally, we could talk for a full session on omega-3. O ten omega-3 tai irgi atskirą paskaitą galėtume padaryti. Because every month we have hundreds of new publications on omega-3. Kas mėnesį išeina ko gero 100, ne mažiau 100 naujų straipsnių įrodančių omega-3 naudą. They continue to support the cognitive benefits and the heart wellness benefits at all stages of life, in fact. Ir omega-3 yra nepaprastai svarbus tiek mūsų pažintinėms funkcijoms, tiek mūsų širdžiai visuose gyvenimo etapuose. But Neolife as a company have a human study that showed very good effects of omega-3 salmon oil plus. Neolife yra atlikę tyrimą su žmonėmis, kuris iš tiesų pagrindė labai gerą efektyvumą būtent šito salmon oil produkto. So proving bioavailability and proving that the blood status of the omega-3 had increased. Ir kad iš tiesų šis tyrimas padėjo įrodyti puikų šio produkto pasisavinimą ir pagerėjusią kraujotaką. So really a very high quality product that I think should be, remember, think about the omega-3 gap. It's important, really important to your wellness that you don't have an omega-3 gap. Tai yra tikrai nepaprastai geras ir svarbus produktas, o ypač prisiminkite tą lentelę, kur rodžiau apie mūsų mitybą ir suvartojimus omega-3 kiekius. Tai iš tiesų jis yra būtinas praktiškai kiekvienam. So I think right now you realize that it's important to keep your gut microbiota in harmony through good nutrition. Tai ko gero dabar jau po šios paskaitos suprantate, kad iš tiesų nepaprastai svarbu išlaikyti tą savo mikrobiotos pusiausvyrą, pasitelkiant subalansuotą mitybą. And of course an overall healthy lifestyle. Because today's lifestyle may cause serious imbalances. Ir apskritai renkantis sveiką gyvenimo būdą, kadangi šių dienų gyvenimas tai nebūtinai toksai puikiai subalansuotas.
So particularly diet can push our microbiota in a positive or negative direction. Ir kaip jau minėjau, iš tiesų ta mūsų mityba gali lemti pokyčius mūsų mikrobiotos, ne tik gerus, į vieną ir kitą pusę, nepriklausomai nuo tos mitybos. So we all need the support, and Neolife Product Solutions are really important to help you bridge the gap between what you need and what you're actually getting from your daily diet. Todėl mums iš tiesų labai būtina pagalba, labai svarbi pagalba ir Neolife produktai ir užtikrina tą papildomą pagalbą tam, kad jūs gautumėte pakankamai visų tų svarbių maistinių medžiagų ir nebūtų jų trūkumo jūsų kūnuose. So a holistic approach to optimal wellness means finding your balance, keeping everything in harmony. Of course, everything is important. All of these factors are interacting. Neolife Product Solutions can support you and help you live that absolute Neolife style. Na ir kaip ir sakiau, tas holistinis požiūris į optimalią sveikatą, tai ir reiškia, rasti tą tobulą pusiausvyrą sau, pusiausvyrą visame kame, visų tų veiksnių pusiausvyrą. Neolife iš tiesų puikiai padeda papildyti ir siekti tos pusiausvyros ir gyventi tą tokį Neolife arba naują gyvenimo būdą, naujovišką, geresnį gyvenimo būdą. Life is all about learning. We learn something new every day. And in my case, I learned a couple of quotes that I'd never heard before. I'm sure you all know this first one. Na ir gyvenimas niekuomet nesibaigiantis mokymasis. Ir aš kasdien kažko išmokstu ir štai šį kartą išmokau keletą naujų citatų, kurių tikrai niekada anksčiau nežinojau. Tai pirmoji. But this one amused me a lot. If you're in a bad mood, go for a walk. If you're still in a bad mood, go for another walk. Na, tai pirmoji ta citata, ko gero visiems yra gerai pažįstama, tai tegul maistas būna jūsų vaistu ir vaistas tegul būna maistu. O ta antroji, tai iš tiesų mane gerokai pralinksmino, kad jeigu nuotaika bloga, eikit pasivaikščioti. Jeigu vis dar bloga, eikit dar kartą. And certainly don't speak with your partner. Jokiu būdu nesikalbėkit su vyro žmona. And Hippocrates was so wise. If he said this, and I thought it was amazing his time, if we could say that, if we could give every individual the right amount of nourishment and exercise, not too little and not too much, we would have found the safest way to health. What a wise statement that is. Na, iš tiesų, Hippokratas buvo nepaprastai išmintingas. Dar viena jo citata, kad jeigu galėtume kiekvienam žmogui suteikti pakankamai maisto, pakankamai fizinės veiklos, ne per daug, ne per mažai, tai būtų saugiausias būdas į sveikatą. Tai iš tiesų, man atrodo, labai išmintinga citata. And very relevant today, he also said, all disease begins in the gut. Na ir paskutinė citata, kuri nepaprastai susijusi su mūsų šios dienos tema, tai kad visos ligos prasideda žarnyne. So our core wellness, our digestive wellness is everything. Ir mūsų sveikatos ašis, tai būtent ir yra mūsų virškinamasis traktas. I just wanted to say, before I say thank you, I wanted to say George Casal says hello to everyone. I saw him, I spoke to him yesterday, and he wishes everyone well, says a big hello. He's in New York. Tai dar prieš atsisveikinamą ir padėkodama jums dar noriu pasakyti, kad George Casal siunčia jums visiems didžiausius linkėjimus. O dabar jau ir laikas pasakyti ačiū Jums už dėmesį. You've been a wonderful audience. Thank you also, Asta, Adair,